Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena milžinišką pokyčių metą. Esame liudininkai virsmo, kuris iš esmės keičia, kaip gaminame, perduodame ir vartojame energiją. Mūsų iššūkis aiškus, jau jaučiame klimato kaitos padarinius ir turime imtis veiksmų dabar, kad išsaugotume Žemę ateities kartoms. Įsivaizduokite netolimą Lietuvos ateitį, kuomet elektros energijos poreikis išaugęs 6 kartus, o jį užtikrins atsinaujinantys šaltiniai. Tai paversti tikrovę gali tik naujovės, išmanus energetikos sistemos valdymas, nauji energijos šaltiniai ir kaupimo būdai. Visa tai tam, kad namai būtų šviesūs ir šilti, o verslas konkurencingas. Lietuva siekia visiškos energetinės nepriklausomybės. Tai reiškia, kad visą mums reikalingą energiją siekime pasigaminti Lietuvoje. Pirmasis žingsnis – elektra. Jau per artimiausius 4 metus pagaminsime jos tiek, kiek suvartojame. Ši transformacija atvers Lietuvai naujas galimybės. Vietinė energijos gamyba reiškia mažesnės elektros kainas vartotojams ir verslui. Gausus atsinaujinančios energijos ištekliai sudarys sąlygas įmonių augimui. Pritrauks užsienio investuotojus ir skatins žaliojo kuro, baterijų gamyklų ir duomenų centrų kūrimąsi. Tai sukurs naujas darbo vietas, ypač regionuose, kuo arčiau energijos gamybos. Energetikos ministerija nuosekliai dirba įgyvendindama šiuos tikslus ir kurdama palankias sąlygas naujosios energetikos atsiradimui. Tai daugiau nei tik žingsnis į priekį. Tai šuolis į ateitį, kurioje kiekvienas iš mūsų atlieka svarbų vaidmenį, kuriant klestinčią ir tvarią Lietuvą.